Nu, tai ką jūs, žiūrėkit, mikrofonas atsirado. O kur atsirado? Iš piniginės, reikėjo naują nusipirkti. Tai ką, sveikinu su jumis iš Hažiang miesto ir mes darysim, ką kiekvienas žmogus, kuris keliauja po Vietnamą, sako, yra geriausia patirtis, kurią yra patyręs. Tai varysim pro kalnus 3 dienas, 200 ar 300 km. Ir nežinau, pamatysim neapsakomus jausmus, baliavosim su vietiniais, turėtų būti linksma. Tai man reikia eiti susimokėti dabar kažkur. Aš čia atvažiavau iš Hanojaus su miegojimo autobusu, nelabai geras buvo, bet normaliai. Tada pramiegau hostelį vieną naktį čia, nes 3 ryto atvarėm, dabar 8. Ir jo, dabar metas susimokėti ir pradėti turą neužilgo. Tai einam ieškoti, kur čia. Čia prieš turą reikia visiems pasidėti savo kuprinės, nes ant motociklos tiek neims didelios. Tai čia tiek, tutašių, kosmosas. Einam dabar į eilę, reikia susimokėti. Va tokie va pusrytainiai pas mumis šiandien. Nu, aš tik daržovės valgau. Bum. Pusryčių porcija tikrai normali ir labai skani. Reikia pasistiprinam ir varom. Nu, gidas mumis jau vedas. Varom ant motociklo. Thank you. Kuprinė sukrauta. Mocas paruoštas, mano vairuotojas, draugiškas mane išsirinko. Tai dabar все, prasideda turas. Super. Jo, važiuojam. Pamiršau paminėti, bet šitas turas kainavo 160 eurų už 3 dienas ir 2 naktis. Tačiau jis skaičiuoja miegojimas 3 hosteliuose. Maistas, pusryčiai, pietus, vakarienė ir alkoholiniai gėrimai vakarais. Ir visokios dar kitos pramogas ir turai pakeliui. Tai pilnai 3 dienos suskaičiuotos už 160 eurų. Jo, sustojom per traukėlę, kažkur vidury kalnų, einam pasigrožėti vaizdų, nežinau. Jei norit pamatyti gražų vaizdą, turit užmesti subscribe. Tai aš palauksiu. 1, 2, 3. Gerai, patikėsiu, kad užmetėt, tai vaizdas va toks. Verta buvo? Aš manau, kad verta. Atsisveikinam su gražiu vaizdu ir dabar varam su Chebra į kažkokį village'ą. Pavalgyti gal pietų ar šiaip pažiūrėti vietinį gyvenimą. Susitinkam ten. Vis dėlto mumis ne į kaimą atvežė parodyti, kaip kaimo žmonės gyvena. Ar kažkas tokio, nesprantu. Einam pažiūrėti. O čia taip rodo, kaip kaimiečiai gyvena šitose vietose. Bet tai čia toks visiškas turistynas ir visiškai įdomiai jaučiasi. Bent jau gražioje vietoje. Nelabai jaučiasi čia kaip tokia autentiška patirtis ar kažkas tokio. Tiesiog toks, pažiūrėt biškį. It's okay, it's going. Gidas apmovė mane tradicinių kažkokių rūbų šito kaimo žmonių. Tinka ar netinka, pasakykit. Mala, grūdus.
Mano eilė, biški pamalt grūdą. I think I can work in a village now. Nu, pasižiūrėjom, kaip gyvena kaimo žmonės čia, o dabar varom pietus. Metas pietum. Sakė, meu atnešė mums. Tai va, pilną stalą visokių gerybių prinešė. Dėsim žiauriai dabar. Ai, dar nesibaigė. Dar nesibaigė. Dabar jau tikrai viską atnešė. Tikriausiai. Pietus patvarkyti. Važiuojam toliau. Sustojom truputį pailsėti. Prasidėjo žaidimai. Tradicinis Vietnamo žaidimas tokiu kažkokiu plunksną, kaip fulės kamuolį daužyti. Pradėjo lyti problemą, reikia užsimauti nepralyvnikus dabar visiems. Come on. Fence? Yeah. Nu, toks afitukas, pats tas, ką žinau, botai popieriniai, kelnės, viskas čia paruošta. Visą gaują rengęs. Super. Pasipuošę, važiuojam toliau, nieks mūsų nestabdys. Ačiū Dievui, kad mikrofonas išsikrovė, nes dabar vis tiek nieko negirdėtumėt. Bet visi nykštukai išvarom į kažkokį naują dalyką matyti. Nežinau, kažkoks lankomas objektas. Patikrinu bilietus kažkokius. Mumi viskas įskaičiuota yra, tai niek nereik mokėti. Einam žiūrėti. Kažkokią šventyklą atėjom. It's built 120 years ago. Kažką gidas bandė paaiškinti, bet nelabai supratau, ką jis sakė iš tikrųjų. Čia kažkokio šito regiono Hažiango imperatorius? Kažkoks bosas čia gyveno prieš kelius šimtus metų. Ir kad čia 9 metus statė šitą vietą. Kaip Lietuvos kaime. This is our dinner? Kitchen. We're gonna make dinner here? Yes. Okay.
Ką žinau, troba kaip troba. Nėra nieko tokio labai pašėlusio čia. Pirma diena baiginėjas, varom atgal į hostelį dabar. Važiavom. Ir pamiršau nufilmuot, kai jiem. Mano ten įėjimas. Taip atrodo kambarys. Ir va tokia lova. Beliokai gerumo. Žiauri didelė. Ir čia toks nusileidžia. Super. Gerai. Nežinau, ką mes dar darysim. Pasižiūrėsim su gengu. Ir kažką veiksim. Mūsų vairuotojai pakvietė mumis varyt biliardą žaist. Tai dabar varom truputį pakapot biliardą. Kur čia mumis veda? Einam pasivaikščiot po vietinius turgelius. Čia mano vairuotojas. Tik du vairuotojai varo su mumis ir vienas iš tų yra mano vairuotojas. Maladės. Pirmas rungtynės, aš su savo gidu, o tas mano draugelis su savo gidu. Žiūrėsim, kas laimės. O tokioje vietoje esam. Susirinkę profesionalai čia. Vietnamo čia sportas yra, biliardas. Prašoviau visiškai laisvą šūvį, bet mano komandos narys, nu dabar nepataikė, bet prieš tai belę kokį šūvį šaudė. Jei ką, mes esam dryžuoti. Oi. Oi. Čia buvo mano šūvis, sveika. Nieko gero. O! Boom! Yes! Laimėjom. Good game. Nu, все, varom pavalgyti vakarienės su komanda. Keliaujam jo vakarienės, pažiūrėsim, ką duos mums pavalgyti šiandien. Romantiškai pasivaikščiojom ir dabar atėjom į pagrindinį dienos patiekalą. Masovkė gera. Čia mano draugas. Einam. Stalas visas paruoštas. Vėl panašiai kaip prieš tai. Ryžiai, makaronai, tofu, kiaušinienė, gruzinta vištiena. Jo, arbūzai kažkokie tokie. Kimbam į darbus. Bosas mums pila. Vadinas laimingas vanduo. O kas tas laimingas vanduo? Yra tiesiog ryžių vynas. Kiek girdėjau, jis yra 60 laipsnių, tai bus matyti. Hey everybody! Please take your cup. Our leader has come. Before we eat here, tonight is our third night. I want to say thank you for coming to discovery in Hazard. And then now together drink alcohol. What's happy word? Hey, Rory, are you ready? Yes! Are you ready? Yes! Một, hai, ba, dâu! Hai, ba, dâu! Hai, ba, dâu! Hai, ba, dâu! Hai, ba, dâu, dâu, dâu! Hai, ba, dâu, dâu, dâu! Hai,
Not as bad. Prasideda vakarienė. Nu ką, vakarienė baigta. Va, paliekam vietą. Pasiėmiau linksmą į vandenį, ryžių vyną. Nes mes varom biškį baliavot. Ten mano grupiokai dainuoja. Vsio. Grįžom namo, Tralivalį festivalį pasibaigė. Susimatom antrai dienai iki rytaus. Antrą dieną. Ir sveikinu su jumis iš ten pat, kur vakar atsveikinu. What the hell? Dabar 8 ryto ir mes varom Krims pusrytukų. Tai sutinkam prie pusryčių stalo kažkaip. Man rodos, mes dabar pusryčiam varom į pasimatymą su mano vairuotoju. Nes mes šnekėjom, kokie mums vietnamietiški patiekalai patinka ir mums patinka labai tas pats patiekalas. Sakė, mane nusiveš pavalgyti šiandien. Tai man rodos, mes dabar varom į deitą. Ir masažai restoranas. Įdomi vieta. Vis tikrai žiauriai skaniai. Come on. Ít rau. Smell very good. Tokį gavom. Pusrytainį. Pats tas. Tegul pasimatymas prasideda. Okay. No. No? Is it good? Sour. Is it good? Sour. Sour. Good. Yeah. Fuck. Oh damn. It shoot in my eye. Yeah. Oh, Enjoy. you too. Yeah. Pusrytukai pavalgyti, atvarėm, kur visi žmonės renkas ir varom į kelią. Lekam. China? O. Čia medžiai biški trukdo, bet va čia Kinijos siena. Chinese border. Pirmas dienos sustojimas ir kur mes čia stojam, jūs pažiūrėkit. Ir mes ten varysim vėliau, mes tais laivais irgi plauksim pro tą upelį. Ui, laukiu, nesulaukiu. Nufotinkit vėl. Atsiteleportavom kitoj vietoj ir mes dabar varysim su laiveliais prasiplaukt pro tą gražią upę, kur matėt praeituose klipuose. Tai lekam, pasiėmėm vandens, šiltai apsirengę, nes biškių vėsoka šiandien. Ir varom, bus įdomu. Prie pat Kinijos sienos čia, kai esam, gal iš vis bus proga išlipti Kiniją. Būtų biškių prikolas, šešė. Važiuojam su autobusu iki laivų, matai, toli yra. My boat is not my boat. What? I don't get it. Nesuprantam, ar su laivu, ar ne su laivu. Klasės ekskursija prasideda. Tokias VIP vietas gavom. O ką, blogai? Vis dėlto varysim su laivais. Esu gan įsitikinęs, nes atvarėm prie upės. Čia va tokia užtvanka yra.
Varom. Atvykom pagaliau. O ten mūsų gidas ir vairuotojas. Mes biški bum į kitus laivus, bet nieko tokio. Pradedam turą po upę. Mūsų kitą fotkina. Jis čia turistas, ne mes. I think you could, Back a little bit. Okay. Fotošiutas vyksta dabar. Su tokiu vaizdu. Okay. 1, 2, 3. Все, turas baigės. Watch your step, be careful, watch your step. Thank you. O, kelionė tęsiasi. Viskas. Lekam. Все. Metas pietukam, 1:30. Žiūrim, ką šiandien gausim. Ar tas pats kaip visą laiką? Pietus kaip visą laiką. Vištiena, bulvytės, arbūzas. Žiauriai dėsim. Chợt bao nhiêu con người trong tay xanh đời được đi tới một Việt Nam sáng Dabar trumpai pertrauksiu ir noriu pasakyti, kad atsiprašau jūsų ausų, bet kitose klipuose yra muzika, kurios negaliu paleisti dėl autorinių teisių, tai man teks perdainuoti. Tai sėkmės klausantis. Na 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 ding bim bim Macarena sena Macarena Macarena oh boom, 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 boom. I want you in my room. I spend the night together till forever. Boom, 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 boom. I want you in the room. And the night together, another in my room. Woo! Vali festivalį pasibaigė. Tęsiam toliau kelionę.
čia tai buvo geriausia kelionės dalis. Tokiais mažais keliukais čia palei po kraštą. Žiauriai fainai buvo, labai patiko. Viso šiandienos linksmybės baiginėjas. Atvarėm į hostelį kažkokią. Čia pasiliksim nakčiai. Dabar prasideda vakarėlį vėl. Einam žiūrėti, kaip atrodo kambarys. Vos atvažiavus atrodo visai neblogai. Tokią svetainę turim. Hehe, hello. Ten baseinas kažkoks yra. Einam tyrinėt. Gal šį kartą nesimaudysim. Visai fainiai atrodo hamakai laukia. Man rodos, mėgosim labai daug žmonių vienam kambarį. Damn. Daug geriau nei galvojau. 3? 4. Can be 4. Let's go. No, it's gonna be a fun night. O va tai va atrodo mūsų troba. Hell yeah. Keturiem žmonėm. Linksmai. O taip atrodo balkonas. Kažką ten prikolino, gidą kvietėm į savo kambarį, jis nenorėjo atvaryti, sako, panelį šiandien kviesis namo. Žvengia vis dabar. Su tokiu vaizdeliu, iš tikrųjų nieko nesimato, nes čia nelabai galima atsistoti, bet ką žinau, kambarys tik geras, tikrai geriau nei tikėjausi. Tai kad vienoj lovai mėgosim. Nu ką, truputį pasivaikščiojom su komanda, su brigada, pamatėm gražių vaizdų, pamatėm didelį bufalą ir dabar atėjom vakarienės. Maistas visas paruoštas, sudėtas į plastiką, bus šaltas, bet ką padarys? Sėdam prie Hebros ir einam vakarieniauti. Tonight we together see because tonight is a new leader. Are you ready? Yeah! Are you ready louder? Yes! I am out. Một hai ba dâu. Một hai ba dâu. Hai ba dâu. Hai ba dâu. Hai ba dâu dâu dâu. Hai ba dâu dâu dâu. Hai ba uất. Hai ba uất. Oh my God. Change you. No, not change. Why? Kartojam vėl. Hi there, Bazo. Are you ready? Yeah! Hi, Basil! Hai ba dâu. Hi, Basil! Hai ba dâu. Hi, Basil! Hai ba dâu. Hi, Basil! Sveikata! Nu ką, antra naktis uždaryta. Teks susitikti trečią ir paskutinę dieną. Šiandien lengvas vakaras, tai ruošiamės miegot. Tai ką, susimatom rytoj ir žiūrim kaip seksis. Tai susitinkam už pusę sekundės. Nu ką, viso, atsikėlėm. Šiaip netaip išmiegojom čia. Vakar gali būt buvo užbaliavota truputį daugiau nei reikėjo, bet ką padarysi? O dabar mes einam pusryčiauti ir šiandien reikia užskaityti, nes šiandien paskutinė diena. Tai gerai, varom pusryčius valgyti. Pusrytukai paruošti. Bomžpakis su kiaušiniu. Super. Good sleep, good. Come on. Oh, that was TA. Boom, kiaušinis su makaronais ir pomidorais. Kas gali būti geriau? Kertam pusryčius ir varom į kelionę. Pažiūrėkit, kokią fleškutę turi vairuotojas man naujas. SSR.
jo, važiuojam. Atvažiavam, varom maudytis. Numinėjom ant kuprinę, šoksim į vandenį. Toks o restoraniukas, oloj. Ėjom ir priėjom kažką. Nu, kur mes čia einam? Ogi kažkur šok nuo krioklio. Beveik priėjom. Truputį baisiau nei atrodo. Neatrodysiu pačios. Ne, visi žiūri. Ne, čia reikia peršaukti. Alright. Bye bye guys. Ova, įveikėm baimę. Mūsų komandos narys ten ant viršaus truputį bijo šokt, bet gal toj šokt. Yeah! Wow, super. Vairuotojas nori, kad mane nufilmuot šokant, tai reikia varyti antrą kartą šokti. Nu ką, pasišokinėjom, dabar ramiai, čia vandenukė, prisėsim, pagulėsim, turim dar pusvalandį. Tai einam pasimėgau vandenukų ir nežinau, kas toliau bus. Bus matyt. Alright, Josh, you're gonna have to catch me. Hello. Hey. It is us. This is us. Charlotte and AB from Australia and France. Look who's changing. Izbekata. Izbekata. Labas. Labas. And Izbekata. Nu, sustojom truputį, parūkimo pertraukėlę. Pagaliau atvarėm pavalgyti pietukus, išbadėjęs aš kaip vilkas. Žiūrim, ką pagamins, spėju tą patį kaip visą laiką. Patiekalai paruošti, vaizdas irgi paruoštas. Super, super. This is chicken. Here's fried potato. Vištiena, jautiena, Okay, enjoy. kažkokie koldūnai, sušis. Super. Pavalgėm labai skaniai, dabar tęsiam toliau kelionę. Nebedaug liko šiandieną, jau porą valandų ir pusę. Kur mes čia atvažiavom?
Ogi mes pabaigėm turą. Viskas. Čia pat, kur pradėjom, ten ir pabaigėm. Visi atsisveikinėja, kelionė baigės. Всё. Tai aš pabaigsiu čia savo vlogą. O, ką čia, kleckas. Norėjau pasakyti, kad įkėliau pirmą dalį savo kelionės neseniai ir labai gerai paėjo. Žmonės labai subscribino, tai noriu pasakyti labai didelis ačiū, nes surinkom pagaliau 1000 subscriberių. Čia man visai crazy yra, nes jei kažkas man pasakytų, kai aš buvau mažas, kad kažko turės 1000 subscriberių, galvočiau, kad aš pats kiečiausias žmogus pasaulyje. Tai ačiū, kad padėjot tapti kietam. Bye bye, hi. What's your name? What's your name? Bye bye. Gerai, turbūt per daug visko vyko, tai buvo sunku pasakyti, ką norėjau pasakyti, bet jo, trumpai pasakius, labai didelis ačiū Jums, kad padėjot. What? I forgot. Sveika. Ispikata. Yes, that's it. Ir vėl pamečiau mintis. Bandau 5. kartą užbaigti video, bet aš jau varysiu atgal į savo miestą. Man prasideda paskaitos neužilgo. Būsiu dar porą dienų Hanojui, bet aš ten tikrai neturiu laiko keliauti ir filmuoti kažką. Reikia dirbti prie pamokų, reikia sėsti prie pamokų truputį. Tai jo, atsveikinu su vlogu čia. Ačiū labai, kad žiūrėjot visą kelionę ir susitiksim kitoj kelionėj. Nežinau kur, bet bus matyti visą.